štuka tai reiškia ne tūkstantis, o štuka tai vienetas. Yra panašiai kaip bulvos, tai bulvės. Tai va irgi. Kokių dar žodžių nežinot. Cibulis tai svogūnas, jeigu kaime, žinot. Sakot, prisiekiu. Klausom. Aš, balų ir melioracijos griovių valdovas, iškilmingai prisiekiu, kad purvas man nuo šiol yra ne nešvarumas, o prabangus miško spa kremas, kurio pavydėtų visos grožio klinikos. Prisiekiu niekada nepykti ant savo šuns, net jei jis urve nusprendžia pasilikti vakarieniai, o aš viršuje stoviu su kastuvu kaip paminklas kantrybei. Šventai prisiekiu, kad kiekvienas mano į vandenį įsmukęs batas bus laikomas ne nesėkme, o oficialiu krikštu, kurį priimsiu su šypsena. Prisiekiu gerbti bebro architektūrinį talentą, bet griauti jo statinius su tokiu azartu, tarsi po kiekvienu slėptųsi šaltas alus. Prisiekiu, kad šakės ir kastuvas man šiandien bus mielesni už TV pultelį, o išlietas prakaitas bus nuplautas tikru medžiotojišku gėrimu. Prisiekiu, kad grįžęs namo savo antrai pusiai drąsiai žiūrėsiu į akis ir teiksiu, jog tas kvapas klindantis nuo mano drabužių yra naujasis EUD Beaver kvepalai. Prisiekiu, kad rytoj ryte, kai skaudės visus raumenis, kurių net nežinojau turintis, aš garsiai ištarsiu, kada vėl einam. Prisiekiu, kad pamatęs šviežiai nugriaužtą karklą, pajusiu didesnį azartą nei pamatęs nuolaidą parduotuvėje, o bebro uodega man bus gražesnė už bet kokį fejerverką. Prisiekiu, kad pasibaigus medžiokliai, mano pasakojimai apie bebrų dydį augs su kiekvieną minutę, kol galiausiai jie taps panašus į vidutinio dydžio meškas. Ir galiausiai prisiekiu, kad šita kompanija man yra draugai ir bendraminčiai, nes tik tikri draugai kartu brenda į purvą ir kartu iš jo juokiasi. Amen! O ten bakla... Я дякую.
Tai ar blogai? Ir mes nekokie, kaip sakant. Dienos debiutas, nu, jaunesnių už tave ir drąsesnių šiandien nebuvo. Gal nelabai skustas. Mani, broniu. Trynės aplinkų. Dabar sąžininkai dabar. Kas didžiausia kiekį vandens šiandien nuleidot iš laukų? Oi, nieks neskaičiavo. Oi. Nu, prisipažinkit. Aš Ateik, ateik. O dar plius nuleisiu. Šiandien dar nuleisiu. Bandai tokių žmonių, kur ten 2 rankom kastuvais varė su kabliu visą kitą. Taip. Vektoras. Vektoras. Specas. Žmogus ekskavatorius. Gal šautuvas. Priz studijų. Tas labiausias medžiotojas, aš taip nežinau, jeigu apsisukė, sakyčiau, va. Kuris apsimyžo. Tas, kuris sunkiausiai liežuvį verčia. Kas? Tai, nu tiesiog turim medalių. Purvo vonių čempionas. Buvo kas įkringalė. Tai jo. Ne, nebuvo. Pretendentai, kas? Vis tiek nepamiršoja, ne? Daugiau pokalbių, mąstymų, derimų ir viso kito dėl šiandien renginio ir kad viskas būtų gerai, daugiau kaip su Arminu neturėjau su nieko. Tai medžiotojas mąstytojas. Nes tiek mąstė, tiek derimo, tiek visko. Tai prie urvo prašydami šunį sugrįžti. O tai. Pas ką čia buvo? Mes meldėmės, kad Viktor sugrįžtų. Čia nesiskaito. Jie išėjo traukinį, jie grįžo, nesiskaito. Čia kalba vyksta apie tai, kad šuo sugrįžtų, ne Viktoras. Viktoras gali ir 3 paroj sugrįžti. Čia ne problema. Arminas, jisai dieną naktį meldžiasi. Dieną naktį Arminas. Turėkit sąžinės, 3 medalį vieną. Kaukasas. Taip, prašom.
Tai geriausias derybininkas šiandien dienos. Šventas Hubertai Gubėjo. Amen. Šitą kompaniją pasitarti atvažiavo. Kai atvažiuos, tai šis bus. Nu gerai, ateik, Timi, jau ateik. Aš mašinu. Klausyk, Timi. Tau, kadangi pirma mėnesiena buvo šiandien nuotaika. Tai tau Rimas ir Jurva medalį. Jurva ir mėnesiena nedaug. Kur tas mėnulis? Jisai parodys, jisai tik po to eina bendrų balsavimų. Siūlom kandidatą, atiduodam medalį. Edgaras. Edgaras. Tavo šuniukus. Nes nosį kišo, kur nereikia, bet... Tau jokas ima, už ko jau išnesijokia. Tai tą taurę turit metus laiko, kitais metais gražinat ir galit konkuruoti ir vėl varžytis dėl vėl, kad turėtumėt garbę turėti taurę.